Sveiki, draugai! Šiandien turiu labai excited dieną, nes šiandien yra paskutinė pasiruošimo diena prieš mano ir Ilonos didžiausią road tripą gyvenime. Tai ateinančias 10 dienų mes keliausim po Lietuvą, aplankant vandenlenčių parkus ir tai bus didžiausias mano video projektas iki šiol. Tai apie tai viską, apie tai papasakosiu jums truputį vėliau, nes dabar man reikia nuvažiuoti į Kauną ir nesenais irgi laukia exciting dalykai. Tai važiuojam į Kauną ir tuomet jums papasakosiu daugiau apie šitą visą projektą. Dėl projekto su ID Buzzu. Man sakė Karolio. Ateit pas jūs ir prašyt Karolio. Taip, tai sveiki, malonu. Prisėskite, tikrai nenorit nieko atsijėti. Ne, dėkui. Sveiki. Karolis. Mantas. Malonu. Gerai, pasiemu. Kada jums šalia? Galit pasiskaityti. Gerai. Niekada prie mašinos. Ten reikės papasakoti biškį daugiau man. Tai va, bet šiaip tai Buzzas gražus, tikrai papuoštas. Gražus tai tikrai, ja. Spalvos tokios įdomesnės padarytos, tai tikrai jis žavesnis tiesiog būtų iš savęs. Kiek vietos. Tai iš esmės viskas, ko reikia, kad mes užkurtume mašiną stabdymus paskui. Viskas. Tas ir daugiau nieko nereikia daryti apskritai. Mano patarimas tiesiog važiuojant, jeigu važiuosit su Buzzu neviršint 100, 400 turėtų nuvažiuoti. Neviršykit 110, nuo 110 labai staigiai kyla sąnaudos, tai jeigu norit kuo didesnį atstumą nuvažiuoti, tai stenkitės neviršyti 110. Ok, tikiuosi per tas 2 savaitės nereikės skambinti. Bet jeigu ką skambinti, sakykit, tai tikrai viskas. Gerai, tai dėkui. Gerai, sėkmės. Pasikeisiu mašiną ir leisimės į kelionę, dėkui. Sėkmės. Tai aš jums nepapasakau, kodėl aš esu Kaune ir kodėl esu autojutai. Tai esu dėl to, nes mes rytoj pradėm kelionę po Lietuvą ir autojuta mums suteikia ID Buzz automobilį 3 savaitėm kelioniai, tai būtent atvykau šiandien pasiimt. Tai pirmą kartą turėsiu elektromobilį ilgesnį laiką, tai labai įdomu. Tai ką tik patys matęs pradėjo visą turą, dabar reikia pasidėti savo Volvo čionais į parkingą saugomą ir leistis kelionę išmėginti Buzzą. Tai reikės grįžti Vilnius jų. Tai ko gero turėčiau dabar jau papasakoti daugiau apie viską, kas čia vyksta. Tai šiandien yra Liepos 2 diena, šiandien yra paskutinė pasiruošimo diena prieš mano ir Ilonos road tripą po Lietuvą. Tai road tripas vadinsis 30 veikparkų per 10 dienų. Tai kaip ir pats pavadinimas sako, tai per ateinančias 10 dienų mes stengsimės ir ko gero, kad aplankysim 30 veikparkų visoje Lietuvoje. Tai beveik visus veikparkus Lietuvos. Ir žinoma, tai reiškia 3 veikparkai per dieną, tai kelionę pradėsim rytoj. Ir taip, tai būtent autojutoje aš ir buvau dėl to, nes jie man šiai kelionį suteikė šį ID Buzz automobilį, apie kurį tikrai dar nekartą išgirsite. Ir realiai nuo rytojaus, nuo rugpjūčio 1 dienos, kasdien pasirodys po vieną video mano YouTube kanale. Kiekvienam veikparkui, tai iš viso bus 30 video, 31 su šituo. Ir mes tiesiog rodysim, kaip sekasi mums keliauti po Lietuvą, kaip sekasi aplankyti parkus, parodysim pačius parkus, ką juose galima nuveikti, kuo jie ypatingi, koks jų setupas. Mėginsim aplankyti 30 Lietuvos parkų, pažiūrėsim, ar tai yra įmanoma ir plus dar pažiūrėsim, ar tai yra įmanoma su elektromobiliu, nes šis ID Buzzas yra elektrinis, tai prie viso to dar prisideda ir tas, kad mes turim galvoti ne tik tai apie parko maršrutą, bet ir apie tai, kur krauti reikės šį automobilį. Tai va, tai labai ačiū didelis autojutai, kurie man suteikė automobilį, mums suteikė automobilį šitom 2 savaitėm.
Ir dėka jų mes turim galimybę keliauti ir išmėginti ID Buzz, Volkswagen ID Buzz automobilį, which is crazy. Tai jeigu jums įdomu pamatyti visus Lietuvos parkus, tai nepamirškit subscribint, nes tikrai ateinantį mėnesį bus labai daug kontento, kaip ir su kasdien po vieną parką. Tai o dabar reikia grįžti į Vilnių ir baigti krautis paskutinius daiktus ir ruoštis kelionį.